Plauko. Ką daryti? Gal nueiti į Facebooką Gal atsidaryti Pornhubą ir... Labas vakaras. Jums paskambino nemokamas nuostabusis žaidimas MFPS. Jau netrukus, atsakydami vos į 3 klausimus, jūs galite laimėti naujutėlaitį Eldefoną 4S. Tiesiog atsakykite į kelis klausimus ir jis jūsų. Taigi, pirmasis klausimas skamba taip. Kokius baltinius nešioja Davidas Beckhamas? A variantas baltus, B variantas žalius, ar C variantas dryžuotus? Dryžuotus. Yes! Taip, jūs visiškai teisingai atsakėte! Va čia tai... Bravo. To dar nebuvo mūsų žaidime, kad iš pirmo karto. Todėl tęsiam ir antrasis klausimas. Skamba taip. Koks buvo tikrasis Apple kompanijos įkūrėjo vardas? Ar tai buvo Jobsas Ivas? Ar tai buvo Steve'as Jobsas? Ar tai buvo Joe Lopsas? Jūsų atsakymas yra... A. Ar teisingai? Opsas Steve'as? Taip! Va čia tai boba! Wow! Boba! Nieko sau! Eina sau! Va taip pat. Gerbiami žiūrovai, mes norime priminti, kad jūs stebite šiuo metu tiesioginę transliaciją internetu ir pas mus dalyvauja viena lietuvaitė, kuri jau atsakė į 2 klausimus. O dabar reklama. Man skauda gerklę. Nebėda. Man skauda gerklę. Nebėda. Išgerk nuo gerklės vaistų. Vaistai nuo gerklės. It's all in the mix. O dabar rimties ir tęsime žaidimą. Trečiasis klausimas, kuris skamba taip. Trečiasis klausimas skamba taip ir jį atsiuntė mums mūsų televizijos žiūrovė Kristina iš Vladivostoko. Kągi, koks, kaip vadinama, nešiojamoji laikmena? HDD, USB ar TSK? Ir jūsų atsakymas yra... B. Taip, vėl teisingai. Neteisingai. Teisingai. Taigi HDD, hard disk drive. Ai, čia viduj. Teisingai! Ir tai dar ne viskas. Wow! Po mūsų šiuo klausimu nuskambėjo ir prizas. Ar jūs norite sužinoti, koks tai prizas? Aš šokę. Tarkim, noriu. Aš visiškai... Atneškite dėžutę, pažiūrėsime, kokį prizą laimėjo mūsų dalyvė. Taip. Ir dabar pabandykite atspėti, kas dėžutėje. Galite užduoti kelis klausimus, kad daugmaž suprastumėt, kas yra dėžutėje. Taip pat galite ir salės pagalbą pasinaudoti. Bet galite ir neužduoti jokių klausimų ir spėti. Tada ir prizas dėžutėje, ir Eldefonas 4S jūsų. Tarkim, pagalba. Įmate pagalbą, ar ne? Ir mes skambinam mūsų orų mergaitei. Sekundę. Netrukus sujungsime su Gėjumi Vepliu. Išjungite tada muziką. Nervuoja, nu. Alio, klausau. Kokios pagalbos jums reikia? Alio! Klausau! Kas čia kvatoja? O Dieve, čiagi vyras kalba. Pas tu vyras.
Aš... Klausyk, o tai tau reikia pagalbos ar nereikia? Nereikia. Tai tada jungiu tave atgal laidą. O Dieve, šitą dainą išjunkit. Taip, grįžtame į eterį. Ar jums pavyko susisiekti su mūsų Silvijum? Pavyko. Ir kaip jūs manote, kas po mūsų dėžute yra? Kas joje? Nežinau. Bandykite spėti. Neįsivaizduoju, pasiduodu. Bandykite spėti, nes daiktas gali atitekti jums. Išjunkit. Jūsų atsakymas yra? Nežinau. Keturkampis. Minkštas. Su užrašu. Ir koks užrašas? Madė. In the hustle. Kas tai galėtų būti? O Dieve, išjunkit. Kągi, manau, kad žmogus nusipelnė pagaliau pagrindinio šio vakaro prizo. Tai buvo kamoliukas iš 3 spalvų. Yeah, wow. O Dieve, išjunkit. To the hustle. O Dieve. Kokia durna To the hustle. muzikėlė. Sveikinam jūs laimėjote mūsų Eldefoną. Dėl susisiekimo, kaipgi prizas jums bus atiduotas, netrukus mes sujungsime su mūsų sekretore. O Dieve. To the hustle. O Dieve. Alio, tai tu čia laimėjai dabar jau prizą. Kam čia siūs tą prizą? Man. Koks tavo vardas tau? Asta. Asta, iš kur tu esi? Iš Vilniaus. Tai gal pati gali ateit pasiimt? Galiu. Gal ja? Į spaudos rūmus. Galiu. Išjunkit, nenervuokit mane. Čia dar ilgai jinai gros. Kurį pradingo, aš nesuprantu. Visą prizą reikia atiduoti ar nebereikia, aš nesuprantu. Duodam. Reikiam. Tai palauk, tai nesigirdi jos. Alio, ar dar turi ją kitam laido gale? Klausau jūsų. Alio, nu kas per mada? Dalyvaut žaidime ir nekalbėt. Išjunkit tą muzikėlę. Alio, klausau jūsų. Aš irgi jūsų klausau. Nieko nebėra visiškai. Aha, nu. A, jūs esat, labas vakaras. Taip, esu. Labai gerai. Tai kur pristatyti prizą? O galiu ir pasiimt? Galit pasiimti. Atvykite į radio stotį Zip FM. Čia radistai? Čia. Tai ne. Čia radistai. Labas, iš tiesų, žinok, už kantrybę tau ir visą tą juoką, kurį mes patys gavom, tai dovanojam tau firminį Zip FM puodelį šiandien. Taip, tai galėsi ateit pasiimti. O kada galiu ateit pasiimt? Gali rytoj atvažiuoti. Rytoj nuo 9 ryto ateit pasiimti, tai Jonas nepradėk ragelio papasakos, kaip gausi dovanų, gerai? Ok. Ačiū tau, iki. Iki. Go with the hustle, baby. Nu išjunkit.